Hello, and welcome to our new video. Taigi šį kartą mes kalbėsime apie tag questions, labai mažai teorijos ir iš tikrųjų darysim kartu pratimus, žiūrėsime praktiškai į įvairius sakinius ir pagalvosime, kaip tie tag questions yra panaudojami. Prieš kalbant apie tai, minutėlė skirta, kaip visada, trumpai reklamai, mano kursų reklamai ir rugsėjais eina į pabaigą. Pirmas kursų mėnuo baiginėjasi, o prie mano kursų galima visada prisijungti nuo mėnesio pirmosios kursų dienos. Jūs čia mato tokį mūsų kalendorių ir ta mėnesio pradžia nėra pati pirma diena, bet priklausomai nuo to, kaip kursai išsidėlioja. Nes mes kursuose turim 3 intensyvias savaitės ir tada viena savaitė yra skirta kartojimui, prisivijimui, užduočių padarimui, kurių nespėjot per mėnesį ir taip toliau. Tai va, kita savaitė yra ta tokia tarpinė kartojimo savaitė ir jeigu kartais norėtumėte prisijungti vėl prie kursų, galima tai padaryti nuo spalio 7 dienos. O jeigu žiūrite vėliau šį video, tai galima prisijungti ir nuo lapkričio 4 dienos ir taip ir toliau. Taigi, jeigu norite prisijungti, šiuo metu turime 2 grupės, A1.1 ir B2.1, taigi lauksiu jūsų žinučių, jeigu norėsite prisijungti. Daugiau informacijos apie kursus galite rasti mano puslapyje, nuorodą paliksiu šito video aprašyme. Taigi, keliaujame pakalbėti apie tag questions. Kai kalbame lietuviškai, lygiai taip pat mes turime šitą dalyką lietuvių kalboje, ar ne? Ir kai kartais mes norime pasitikslinti, ar mūsų informacija yra teisinga, kartais norime sulaukti pašnekovo pritarimo, tai mes lietuvių kalboje po sakinio pridedam galūnę tokią sakinio uodegėlę ar ne. Šiandien graži diena, ar ne? Tu juk man padėsi, ar ne? Juk viskas bus gerai, ar ne? Ne, ir tas ar ne gale, tai yra tas tag question, ar ne? Tarsi tokia uodegėlė prie klausimo. Bet lietuvių kalboje mes įprastai visada sakome ar ne. Anglų kalboje šitas dalykas yra šiek tiek sudėtingesnis. 2 dalykai. Vienas dalykas yra tas, kad priklausomai nuo to, koks yra sakinys pagrindinis. Jeigu pagrindinis sakinys yra teigiamas, tai pabaiga bus neigiama. Pavyzdžiui, you are a doctor, aren't you? Tu esi gydytojas, ar ne? Jeigu pradžia neigiama, uodegėlė bus teigiama. Anne isn't a student, is she? Ana nėra studentė, ar ne? Dabar atkreipkite dėmesį, kad tos uodegėlės, ar ne, šiuose pavyzdžiuose yra skirtingos. Jeigu mes norim sudaryti, ar ne, tą tag question, ką mes darome? Mums reikalingas pagalbinis to laiko, koks yra naudojamas pradžioj sakinio, ar ne? Tai jeigu tai bus present simple, tai bus do arba does. Jeigu tai bus paprastas sakinys present simple laike su veiksmažodžiu būti, tai bus am, arba is. Jeigu tai bus past simple, tai bus did. Iš perfect laikų have, had ir taip toliau, ar ne? Taigi, koks yra laikas naudojamas sakiny tokiu pagalbiniu veiksmažodžiu mes ir naudosime pabaigoje, ar ne? Kartais modaliniu, priklauso nuo situacijos, nuo sakinio. Ir taip pat naudosime veikėją, įvardį atitinkamą, koks buvo taip pat sakinio pradžioje. Tai jeigu yra you are a doctor, aren't you. Jeigu Anne, tai is she. Ne? Labai daug į visą sudarimą aš dabar nesivelsiu ir daug nepasakosiu, kadangi šio video tikslas yra netoks, o mes kartu pažiūrėsime į kai kuriuos sakinius. O jeigu jūs norite pasigilinti į tai, kaip yra sudaromi tag questions, tai kviečiu prisijungti į mūsų Discordo serverį, Hive Discordo serverį ir ten rasite visą atvirą pamoką nemokamai, kur būtent mes kalbame apie tuos tag questions. O dabar keliaujame pažiūrėti keletą sakinių. Ir kaip visada bus keli sakiniai, kurie yra sakinių poros ir mums reikės sugalvoti, kurisgi sakinys yra teisingas. Ir čia mes turim pavyzdį, 2 sakinius. You weren't at work yesterday, were you? Ir you weren't at work yesterday, was you? Ir jau matome, kaip pavyzdį pažymėta taisyklinga, ar ne, pirmas sakinys. Kodėl? Pažiūrėkime.
Pradžios sakinių abi yra neigiamos, reiškia, mums pabaiga turės būti teigiama. Bet mes turime naudoti tarsi tą patį pagalbinį arba tą patį žodį, su kuriuo mes sudarėme sakinį, ne? Tai kadangi mes turime where, kuris naudojasi su you, tai būtent pirmas variantas where you ir yra taisyklingas. Ne? Tu nebuvai vakar darbe, ar ne? Dabar pažiūrėkime į du šituos. Ir primenu, kaip šiuose video viskas veikia. Jeigu norite, galite pasidaryti pauzę, pagalvoti, perskaityti, pasižymėti kažkur arba tiesiog sugalvoti, kaip jums atrodo, kuris taisyklingas sakinys, arba vėliau pratimuose, ar ne, kaip turėtų būti taisyklinga ir paskui mes viską pasiaiškinsim. Taigi, you won't be late, will you? You won't be late, won't you? Okay. Tai čia labai paprastas dalykas. Pradžioje you won't be late, tu nevėluosi, ar ne? Won't be late yra neiginys, ar ne? Won't, will not. Tai kadangi pradžioje, ar ne, sakinys yra neigiamas, tai mums tos uodegėlės reikės teigiamos. Ir teigiamas variantas yra will you. Taigi pirmas sakinys teisingas, you won't be late, will you. Keliaujame toliau. You don't mind if I don't come. Do you? You don't mind if I don't come, don't you? Lygiai tas pats praktiškai variantas, kas buvo prieš tai. Turim pradžią neigiamą, ryškiai neigiamą, ne, netgi du neiginius, tai you don't mind, do you? Ne, taisyklingas yra pirmas, dėl kad jeigu sakinio pradžia yra neigiama, tai uodegėlė bus teigiama. Okay, let's look at this one. They haven't got time, have they? They don't have time, have they? Šiuo atveju abi uodegėlės vienodos, reiškia, mums reikia žiūrėti labiau į pačią sakinio pradžią ir rinktis pagal uodegėlę. Tai kadangi uodegėlėje mes matom, na, visų pirma, uodegėlė teigiama, reiškia, pradžia turi būti neigiama, pas mus abi neigiamos pradžios. Dabar mes turime have, reiškia, mums reikia tokio sakinio, kur pradžioje būtų pagalbinis have. Ne veiksmažodis, ne prasminis veiksmažodis have, bet pagalbinis. Šiuo atveju yra pirmas variantas, haven't got time, have they. Jie neturi laiko, ar ne? Pažiūrėkime apatinį, they don't have time. Tokiu atveju, jeigu mes turėtumėm don't have, tai uodegėlėje mes turėtumėm naudoti do. They don't have time, do they. Do they. Ar ne? Todėl, kad toks, kokį pagalbinį mes turim, tokį mes naudojame uodegėlėje. Tai šiuo atveju teisingas variantas pirmas. Okay, let's look at this one. He has been very busy lately, isn't he? He has been very busy lately, hasn't he? Okay, labai įdomus variantas. Toks su slaptais dalykais. Pastaruoju metu jis labai užimtas, ar ne? Štai ką reiškia šitas sakinys. Dabar mes to viską iškonstruosim. Gerai, mes turim dvi skirtingas pabaigas, dvi skirtingas uodegėlės. Viena yra su jis, kita yra su has, ne? Ir mums reikia sugalvoti priekyje he has been very busy. Ar ta s raidė sutrumpinta su apostrofu yra žodis is, ar tas yra žodis has, nes jūs galbūt žinote, kad tiek is, tiek has, kai susitrumpina su veikėju, su įvardžiu, ne, kai mes sutrumpinam, sutraukiam, naudojam sutrauktą formą, tiek tas yra trumpinamas kaip tiesiog s. Kaip dabar žinoti? O žinoti galim labai paprastai, žiūrėti, kas eina po to. Po is mes nenaudotumėm been, mes sakytumėm he is very busy. Lately šiuo atveju netiktų, bet šiaip, ar ne? He is very busy. Been mums nebereikia, nes is jau yra tas veiksmažodis. Taigi, he is very busy, isn't he, būtų toks taisyklingas sakinys. Bet kadangi mes turim been, kas yra veiksmažodžio trečia forma, kuri yra naudojama perfect laikuose, ar ne? O perfect laikus mes sudarome su veiksmažodžiu have arba has, arba had, ar nepriklausomai nuo to, koks yra perfect laikas. Šiuo atveju mes turim has. Taigi, he has been very busy. Štai, kas ten slepiasi. Has, todėl antras sakinys bus taisyklingas. He's been very busy lately, hasn't he? Okay, let's go further. Keliam toliau. I'm not going to pass the exam, am I? I'm not going to pass the exam, are I? Okay. Tai šiuo atveju, ne, I am not, mes naudojam am.
nes skandinės laikas yra sudaromas su am pagalbiniu veiksmažodžiu ir am I. Okay? This one was easy. Okay, dabar keliausime prie kitokio tipo truputėlį sakinių. Jeigu ten mums reikėjo pasirinkti vieną iš dviejų, čia jau reikės patiems sugalvoti, kokiagi bus ta sakinio uodegėlė. Pavyzdys. You weren't angry with me, were you? You weren't angry with me, were you? Dekonstruojam. Pradžia. Neigiamas, reiškia uodegėlė bus teigiama. Veikėjas you. Pagalbinis were. Viskas. Were you? Tu juk nepykai ant manęs, ar ne? Okay, let's have a look. I've told you about my holiday. Aš tau papasakojau apie savo atostogas, ar ne? Taigi, žiūrėkim, ką mes čia turim. I, veikėjas, have, pagalbinis, ar ne, have told. Kadangi pradžia teigiama, mums reikės pabaigos neigiamos. Tai, I've told you about my holiday. Haven't I? Haven't I? Naudom have, neiginė ir I. Let's look at the other one. It's much warmer today. Šiandien daug šilčiau, ar ne? It's much warmer today. Taigi, turime it, turime is, kadangi pradžia teigiama, pabaiga bus neigiama. It's much warmer today, isn't it? Isn't it? Ar ne? Turime is, it ir padarom neiginę. Isn't it? You don't really expect him to phone. Tu nesitiki, kad jis paskambins, ar ne? Okay, so you don't really expect him to phone. Taigi, turim veikėją you, turim pagalbinį, labai aiškiai matosi do. Pradžią turim neigiamą, reiškia pabaiga bus teigiama. You don't really expect him to phone, do you? You don't really expect him to phone, do you? Okay, you live next door to Bill. Šitas bus šiek tiek sunkesnis. Tu gyveni kaiminystėje prie Bilo kaiminystėje, ar ne? Taigi, žiūrėkim, ką mes čia turim. Pradžia yra teigiama, veikėją turim you. Reiškia, pabaiga bus neigiama, veikėjas yra you. Bet dabar kokį pagalbinį mes naudosim, štai čia iškyla klausimas. Kadangi mes turime you live next door, tai yra present simple laikas, present simple laikė mes naudojam pagalbinį do arba does. Veikėjas you parodo, kad naudosim pagalbinį do. So, you live next door to Bill, don't you? You live next door to Bill, don't you? Penktas. Your son went to school with Jenny. Tavo sūnus ėjo į mokyklą su Jenny, ar ne? Okay, tai vėlgi ieškosim pagalbinio. Taigi, turim your son, kas yra he. Turime went, kas yra past simple. Mums reikia neigiamos tos pabaigos. Ir kadangi went yra past simple, o past simple pagalbinis yra did, būtent did mes ir naudosim. Your son went to school with Jenny, didn't he? Your son went to school with Jenny, didn't he? Taigi did gauname dėl to, kad went parodo, kad tai yra past simple. Your son yra he ir mums reikia tiesiog neigiamo sakinio. Ir paskutinis iš šitų. I'm asking too many questions. I'm asking too many questions. Aren't I? Okay? Kai norime sudaryti su I perklausimą, galim naudoti aren't I. Okay. Dabar bus toksai truputėlį sudėtingesnis, nes mums reikės padaryti ne tik uodegėlę, bet ir tą pagrindinę dalį pagal tai, koks bus atsakymas. You didn't stay at home yesterday, did you? You didn't stay at home yesterday, did you? No, of course I didn't stay at home. I went to Jane's party. Okay. Didn't stay. Naudojam tą patį pagalbinį. Turim veikėją you, pakartojam you ir gaunam did you. Gerai, pažiūrėkime į šitą didelį sakinį. Mes turim you with me, tada pačioj turim no, I'm not angry, I just wish you had told me sooner. Tikriausiai mes norim pasakyti, tu nepyksti ant manęs, ar ne? You are not angry with me, are you? No, I'm not angry. So, you are not angry with me, are you? Okay. No, I'm not angry. Okay. Next one. Jackie, a new job. Kažkas apie Jackie ir naują darbą ir žiūrėkim, ką mes turim atsakymę. Yes, she has. She found it through a friend.
O taip jis susirado draugo pagalbą. Taigi mums tikriausiai reikia pasakyti, Jackie gavo naują darbą, ar ne? So, Jackie has found, no, paprastas, yes, she has. Okay, Jackie has found a new job, hasn't she? Oh, yes, she has. Ne? Ir kadangi visur has naudojam, tai reiškia, mes naudojam visam sakiny perfect laiką, present perfect. Jackie has found a new job, hasn't she? Yes, she has. She found it through a friend. Okay, let's look at this one. The children in the garden. Yes, they are. Look, they are playing behind the tree. So, the children are in the garden, aren't they? Aren't they? Yes, they are. Look, they are playing behind the trees. Vaikai yra sode, ar ne? They are in the garden, aren't they? Okay. Ketvirtas. You upset if I don't come to your wedding. No, of course I won't. I understand it's a long way for you to come. Ar ne? Tu tikriausiai nenusiminsi, jeigu aš neatvyksiu į tavo vestuves, ar ne? Ne, visiškai nenusiminsiu, suprantu, kad labai toli keliauti. Taigi, tu nebūsi nusiminus. You won't be upset if I don't come to your wedding, will you? You won't be upset, will you? No, of course I won't. Ne, naudojame will ir kai sudarome neiginį, taip kaip ir atsakyme, yra won't. Okay, you lend me 10 euros. Ir atsakyme matom, well, I could, galėčiau. But what about the 10 euros I lent you last week? Bet kaip dėl tų 10 eurų, kuriuos paskolinau tau praėjusią savaitę? Taigi iš atsakymo, well, I could, mes matom, kad mums reikės panaudoti could priekį ar ne, ir pabaigoje irgi, tarkim, neiginį. You could lend me 10 euros, couldn't you? Galėtum man paskolinti 10 eurų, ar ne? So you could lend, couldn't you? Okay, ir atsakymas, well, I could. Tik nežinau, kaip ten bus, nes prie tų dar netidavėjai. Okay, and the last one, Paul, next week, kažkas bus su Paulu kitą savaitę. Yes, that's right, he's moving on Thursday. Taigi, taip, tikrai jisai kraustosi ketvirtadienį. Tai reiškia, mums reikia pasakyti, kad Paulas kraustosi kitą savaitę, ar ne? So, Paul is moving next week, isn't he? Paul is moving next week, isn't he? Yes, that's right, he's moving on Thursday. Taigi, tiek su tag questions. Dar kartą primenu, jeigu norite išsamesnės pamokos apie tag questions, tai užsukite į mūsų Hive Discord serverį. Jeigu dar galvojate apie prisijungimą prie Hive anglų kalbos kursų, tai pats laikas tai padaryti nuo spalio antrosios savaitės, pirmosios, antrosios savaitės, nežinau, kaip skaičiuosim, ir lauksiu jūsų žinučių ir lauksiu komentarų, ar buvo naudingi šitie sakiniai ir susipažinimas su tag questions. Labai pasidžiaugsiu, jeigu paspausite like, jeigu dar neprenumeruojate mano kanalo, spauskite subscribe, kad nepraleistumėte kitų video ir pasimatysime po savaitės. Bye bye everyone, have a nice week.